Saulelė vėl atkopdama būdino svietą ir žiemos šaltos trusus, pargriaudama juokiais, 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 juokiais. Donelaičio metai nėra tik literatūros minėjimas, tai yra klasiko minėjimas. Tai yra mūsų lietuvybės, lietuvių kalbos ir pirmojo tokio lietuvių kalbos politikos ženklo, tai yra rašymo savo literatūros, savo kalba minėjimas. Donelaičio metais labai svarbu patiems suvokti, kas mums yra lietuvių kalba. Ir kalbėjimas apie mokyklą per Donelaičio metus yra labai svarbus, nes pirmiausia valstybinės kalbos politika pradedama kurti ir diegti mokykloje. Kai kurios dalykus atsinešame iš šeimos, bet daugumą nuostatų mes įgyjame mokykloje. Todėl svarbu, kad ne tik lietuvių kalbos mokytojai mokytų lietuvių kalbos, bet ir visi kiti mokytojai jos mokytų, jaustų atsakomybę, kad ji išliktų, ji būtų tinkama ir taisyklinga. Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukė, varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms. Pelė su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. Ir vabalai, uodai su kaime neblusų. Ir šiandien Radviliškio mieste pradedam, ar gusėjom jau, sakykime, su tarptautiniu projektu, kuris surištas su tuo, kad populiarinti amatus, juos išviešinti ir rasti naujų rinkų, rasti naujų kontaktų, kad mūsų amatininkai dirbdami namuose, kurie dar iš to nepragyvena, kad rastų savo galimybės plačiau parduoti savo prekes ir gaminius ir kad tiesiog iš to galėtų išgyventi. Kaip žinia, kaimo vietoviai darbo vietų skaičius mažėja, tai sakykime, kaime gyvenantis žmogus galėtų rasti savo kažkokį tai mielą užsiėmimą, kuris jį išmaitintų. Tai šito projekto tokia esmė. Ir kartu su Raseinių vietos veiklos grupe ir suradom partnerius Kozinėso rajone Lenkijoje, parengėm bendrą projektą ir dabar tuos mūsų amatininkus vežam, rodom, demonstruojam, pristatom, organizuojam muges, įkursim internetinę parduotuvę, kurioje amatininkai pristato savo gaminius ir prekes, internetiniai parduotuvėje, sakykime, suteiksim galimybę elektroniniu būdu pirkti, parduoti tas prekes ir tai bus, kaip sakyti, naujos galimybės verslininkui ar kaimo amatininkui rasti savo rinkų.
Kaip žinia, turbūt pagaminti tai yra viena, o parduoti arba mokėti parduoti kitą. Ir ypatingai mes norim, kad tai šitas projektas pasiektų moteris, kurios gyvena kaime, kurios augina vaikus, kurios migracija ar važinėjimas, sakykime, po turgavietės, po turgus jom komplikuotas ar sudėtingesnis. Tai galėtų būti, tas segmentas galėtų būti ir neįgalūs žmonės, kurie, kaip sakyti, turi judėjimo negalią, kurie tikrai tas dalykas. Tai galvojam, kad šitas projektas turi apjungti labai platų spektrą kaimo gyventojų ir tas spektras turėtų, kaip sakyti, rasti savo rinką ar rasti darbo savo rinką ir tuo pačiu, kaip sakyti, realizuoti save ir gauti iš to pajamų pragyvenimą. Kiek šiandien šalių, ar galima taip sakyti? Tai čia mes esam 3 partneriai. Radviliškių vietos veiklos grupė yra projektų koordinatorius ir turim partnerius Raseinių vietos veiklos grupę ir Kozinėsvo rajono Lenkijoje vietos veiklos grupę. Tai mes šitos 3 rajonus, amatininkus, apjungiam, supažindinam. Mūsų tikslas, kad jie kontaktuotų tiesiogiai, be jokių, kaip sakyti, valdžios įsikišimo ar kokių institucijų dalyvavimo. Tiesiog Lenkas, kuris gamina mėsos gaminius, gal jis nori Lietuvoje parduoti jo tos gaminius ir jis čia suras savo kontaktą. Ar, sakykime, kažkokias drožėjas, sakykime, gal jisai gamina specifinius dalykus, kurie, sakykime, tinka religiniam bendruomenėm. Šitas pristatys, jisai bus viešas, matomas ir mūsų žmonėm galbūt ir patiks. Tai va tokie kontaktai, man atrodo, yra svarbiausia. O tai turbūt esmė tai, kad šitie kontaktai bus vieši internetiniai parduotuviai ir gamintojas galės juos gaminti, atnaujinti, įdėti, keisti kainas, pats valdys savo puslapį internetinės parduotuvės ir pats tiesiogiai dėrėsi su jo pirkėju ir spręs apie to prekės išsiuntimo būdus ar pardavimo būdus ir visą kitą. Žodžiu, čia bus labai toks šiuolaikiškas, mobilus amatų pristatymas ir pardavimas produkcijos. Baigęs ir aplink tyla, kaip plėnim virsta visa, kas brangu. Prie seno alko protėvių šaukios, išgirst jų balsą ir įgaut jėgų. Nei ugnis, nei vanduo kelio nepastos, kol plaka širdis mūs, kol viltis gyva. Vėliau mūsų, kurį kruvinam kovos lauke, mūs tėvynę kvieti grįžt atgal pas tave, vėl pakilt ir kovot, kol akių šviesa išplis, vardan savo tautos, vardan savo garbės. Turbūt reiktų pasakyti, kad tai neeilinė diena Radviliškyje ir manau, kad ta diena svarbi ne vien mūsų rajonui, Radviliškio miestui, bet tai diena svarbi ir visai Respublikai. Šiandien 95 metai, kai Lietuvos kariuomenės savanoriai nugalėjo bermontininkus ir tai yra tikrai didelis žingsnis mūsų laisvės, mūsų nepriklausomybės siekiui. Manau, kad būtų gerai, kad ir šiandien ir žygio dalyviai, ir žiūrovai šitų idėjų ir tų minčių išsakytų dalį įsidėtų savo į širdį ir taip stiprintų savo istoriją ir Lietuvos nepriklausomybę.
iš tikrųjų viskas pavyko, kaip planavom. Skirtingai nuo prieš 4 vykusius metus rekonstrukcijos, šiemet, matėte, naudota buvo kavalerija, žirgai, šarvuotis buvo panaudotas. Tai iš tikrųjų padarė pergalę žymiai įdomesnė, patrauklesnė, patį reginį. Tikrai reginys gražus akiai. Koks jausmas patiems dalyvauti tokioje mūšio rekonstrukcijoje? Tai vienas iš būdų pajusti tai, ką darė protėviai, seneliai, proseneliai 19 metais, pavyzdžiui. Interaktyvus būdas pažinti, žengti tos pačius žingsnius. Tai iš tikrųjų yra hobis. Dabar iš dalyvaujančių, tai iš kur yra tų aktorių atvykę dar šiandien? Dalyvauja klubai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Žadėjau anksčiau dalyvauti iš Baltarusijos, bet negaliu patvirtinti, ar dalyvauja. Tai žodžiu, tai tie klubai, kokia tų klubų veikla? Tai jie interaktyviai pristato savo šalies istoriją piliečiams. Ir klubai svečio teisėmis važinėja vieni pas kitus kviečia ir vieni kitiem padeda. Nes iš tikrųjų surinkti didelį kiekį žmonių, dėvinčią tokią aprangą, ekipuotę yra be galo sunku. Dabar iš kur gaunat visus reikmenis, palapinės, maišus, aprangas, kas padeda? Iš tikrųjų yra fabrikai, kur gamina, siūna, bet daug dalykų gamina patys kariai, entuziastai. Ir siūna diržus, petnešas. Žodžiu, ir patys daug darbo įdėtų. Taip. Na tai koks įspūdis? Jūs tai galite. Pritrenkiantis, iš ties labai gražu ir džiaugiuosi, kad ir tiek žiūrovų susirinko ir kad nepamirštam, yra jau 95 metai mūsų tautos, tikrai vienas svarbiausių mūšių, pergalė prieš bermontininkus. Ir aš čia sveikindamas žygeivius prieš išlydėdamas juos į šiandien į naktinį žygį, tikrai prisiminiau ir tokią aliuziją, atkreipiau dėmesį į tuos žalius žmogeliukus, kurie dabar yra telkiami ne Lietuvos kol kas teritorijoje, bet iš ties tas pavojus yra labai labai realus. Taigi tos kovinės dvasios demonstravimas, savęs išbandymas ir tokiuose žygiuose, ir tokiuose inscenizacijose mūšių yra labai gera pamoka, tai yra gera treniruotė ir, žinot, yra patarlė tokia, kad jeigu tu nori, reiškia, taikos, ruoškis karui. Taigi mes turime būti budrus, turime būti pasirengę, atremti bet kokią provokaciją ir tikrai parodyti priešui, koks jis bebūtų, kas jis bebūtų, kad čia mes esame mūsų žemės šeimininkai. Na, o Radviliškis man yra gimtasis miestas ir aš didžiuojuosi tikrai, kad Radviliškyje būtent įvyko tas mūšis, kuris apsprendė Lietuvos likimą. Tilpa